Tai priaugau 2,5 kilogramo, priaugti svorio neplanavau, bet jaučiausi šiek tiek per liekna, bet ir nepanašu, kad čia figūrai labai kažką pakenkė. Va, kolegė už kadrą iš manęs juokiasi, kad štai čia va kažkas matosi irgi visai neblogai. O daugiau ką. Šiaip neturiu laiko guglintis receptų, todėl iš Gamtos grožio formulės sveikesnės versijos receptus, kuriuos mokėme jūs gaminti, daromės namuose, ne aš viena, visas kolektyvas. Jaučiuosi šiaip nepriekaištingai, atrodo, kad susitvarkė šiek tiek dienos režimas, nors prieš tai 3 paras daug šokų gamtoje, tai gal dėl to šiek tiek raumenų ir užaugo, o riebalų ne. Turiu prisipažinti vieną dalyką. Šiandien truputėlį palūžau ir nusipirkau vafelį. Kadangi mitybos specialistas sakė, jog kai labai nori, tai galima šiek tiek nusižengti taisyklėms, nes kitaip nepavyks laikytis plano. Tai savęs nestabdžiau, bet kai tik pradėjus valgyti vaflį, supratau, kad man jis visiškai neskanus, o kaip paskaičiau etiketę, tai ir dingo noras kada nors dar gyvenime valgyti. Tai man atrodo, kad šią paskutinę savaitę galit mane sveikinti oficialiai išsigydžius priklausomybę nuo saldumynų. Tad šiam kartui tiek. Ate. Sveiki! Pagaliau atėjo paskutinė savaitė. Šitas blogas. Įdomesnis, nes galit stebėti už manęs, ar nekimba žuvis. Jeigu matot plūdę. Tai šį savaitgalį ilsėjomės, savaitgalį ir dar plus vieną dieną, pirmadienį, ilsėjomės. Ir galiu pasakyti, kad poilsio dienom yra dar lengviau maitintis sveikai, nes atsiranda daugiau laiko visiems patiekalams paruošti ir išbandėm naujų receptų, tai pamėgom iš tikrųjų šparagus, smidrus. Ir pagaliau išmokau juos gaminti, nusipirkom labai skanių ekologiškų šparagų iš vietinio ūkininko, o dabar gaudom žuvį. Kol kas pagavom tik maždaug tokią, kad galėtų valgyti katinas, bet turbūt vakarieniai vis tiek valgysim žuvį, kaip ir dabar dažniausiai įprasta, nes iš tikrųjų turbūt lengviausiai pagaminamas patiekalas. Mėsos vengiam vakarieniai. Jaučiamės puikiai, dėl savo sporto noriu dar pasakyti. Tai aną savaitę buvau prisižadėjus treniruoti nugarą ir pilvą, tai šito dalyko laikausi ir laikysiuos toliau, kadangi sumažėjo šiek tiek nugaros skausmai, kurių tikrai daug turėjau dėl sėdimo darbo ir nekimba. Tai tiek šiam kartui. Ar tavo kadrą mano meškerykotis? Gerai, pakalbėkime apie mitybą. Tai įsivedžiau tokį dalyką kaip cheat day, tai kaip lietuviškai. Sukčiavimo diena. Sukčiavimo diena. Tai savaitgaliais neriboju savęs ir leidžiu savo valgyti, ką noriu. Bet po visos savaitės gan griežto maitinimąsi iš inercijos savaitgaliais jau nebevalgau visokių nesąmonių, bet už picos gabaliuką savęs neteisiu savaitgaliais. Tai vat, ką dar šią savaitę padariau, tai turėjom gan karštą savaitę ir pasinaudojau maisto mitybos specialistės patarimu, kad reiktų gerti tokį šaltą vandenį. Ir dabar tiesiog maždaug kūno temperatūros vandenį gerdavau ir pastebėjau, kad jo išgeri daugiau ir tiesiog nejauti troškulio karštom dienom. Tai vat, tiek. Opa! Ilgas savaitės buvau išvykęs atostogauti prie jūros, keldavausi labai anksti, bėgiodavau pajūrį kiekvieną rytą, valgiau pakankamai sveiką maistą, bet labai faina, nes supratau, kad prie atostogaujant galima realiai nelabai varžyti netgi su maistu, valgai viską, ką nori, tik tinkamom porcijom, maistą valgai tinkamu metu, jokių problemų nėra, viskas labai faina.